skyriaus Dievo veikimas krikščioniškajame gyvenime santrauka. Dievas, kaip matėme, turi pagrindinę ir svarbiausią dalį mūsų krikščioniškajame gyvenime. Jis pats ateina į mūsų sielas, kad mums atsiduotų ir mus pašventintų. O kad ir mes galėtume į tai atsiliepti, jis suteikia mums antgamtinį gyvenimą, duoda pašvenčiančiąją malonę, kuris suantgamtina pačią sielos prigimtį bei būseną. Sielą padaro dievišką, panašiai Dievą. Drauge su pašvenčiančiąja malone duoda antgamtinės dorybės bei šventosios dvasios dovanas, kurios suantgamtina sielos galių veikimą ir jas, suveikdinančios malonės pagalba, įgalina veikti antgamtiškai ir tuo pačiu nuopelningai amžinajam gyvenimui Dieve. Bet tuo dar neišsisemia Dievo meilė mums. Jis siunčia savo viengimį sūnų, kuris, tapęs žmogumi kaip ir mes, tampa tobulu mūsų idealu, vadovauja mums dorybių praktikoje dėl šventumo, dėl dangaus. Jis pelnė mums išganimui reikalingų malonių bei reikalingos pagalbos garbingai keliauti šio gyvenimo gana sunkiu keliu į savo tėvo buveinę, į dangų. O kad labiau mus patrauktų juo sekti, jis mus įjungia į savo mistinį kūną ir per savo dvasią lieja į mus tą gyvenimą, kurio pilnatvę jis turi. Dėl šios vienybės su Jėzumi ir mažiausi mūsų veiksmai turi labai didelę vertę. Jie, būdami vienybėje su viso mistinio kūno galva, Kristumi, iš tiesų turi dalį jo veiksmų vertėje, nes viename kūne kas galvos, tas ir kūno, ir kas kūno narių, tas ir galvos. Tad su juo ir per jį galime teikti Dievui garbę, kurios jis yra vertas, galime pelnyti savo naujų malonių ir taip, artėdami prie savo dangiškojo tėvo, tapti vis panašesniais į jo viengimį sūnų. Marija, būdama Jėzaus motina ir bendradarbė mūsų išganimo darbe, bendradarbiauja mums dalindama malonės. Kaip yra prisidėjusi Kristuje pelnant visas mūsų išganimui reikalingas malonės, taip savo galingų užtarimu ji turi dalį visų malonių dalinime. Per ją einame pas Kristų, per ją prašome iš Kristaus malonių. Ją gerbėme ir mylime kaip savo motiną antgamtinės gyvybės atžvilgiu ir iš jos mokomės būti panašesni į savo idealą, viešpatį Jėzų Kristų. O kadangi Kristus yra ne tik mūsų, bet ir šventųjų bei angelų galva, tai jis siunčia juos mums padėti ir ginti mus nuo išganimo priešų. Jų pavyzdžiai ir užtarimas mums yra galinga pagalba. Argi galėjo Dievas padaryti dėl mūsų dar ką daugiau, kai jis yra mums taip begaliniai geras ir dosnus, pats save mums duoda, tai ką mes turime daryti iš savo pusės, kad atsakytume į jo meilę, kad puoselėtume mums duotą antgamtinį gyvenimą.